Mūsų didelės karpių ritės atkeliavo ir pagaliau vėl parduodamos. Black Edition Batesai 10 000 ritės. Beje, šie buvo išparduoti daug greičiau. Kaip ir skaičiavome. Atsiliepimai buvo labai teigiami, programa tapo labai populiari. Per gana trumpą laiką tapo labai populiarios ir greitai buvo išpirktos. Ką dabar tikrai galėjome tik papildyti, bet norėčiau pristatyti tiems, kurie dar nesusidūrė su šiomis ritėmis, ką gali šie puikūs įrenginiai. Jau dabar atidarau dėžę ir parodysiu jums. Beje, su šiomis ritėmis jau galėjote susidurti ne viename mano filme pastaruoju metu, nes jos jau pasirodė mano filme apie karpių žūklę Dunojuje, kur tikrai kietomis sąlygomis. Laukiniuose plotuose galėjau jas išbandyti iš tikrųjų. Vėliau galėjote pamatyti. Kovojant su įspūdingais karpiais traukiant juos į krantą. Taip pat su šia rite paskutinį kartą Rumunijoje Monster Carp Lakėje. Taip pat netrukus pamatysite filmą, kuriame tolimo metimo metu ši ritė labai pravertė, žvejojant milžiniškus karpius ir amūrus. Tai matinės juodos spalvos tikrai elegantiška žvejybinė ritė, kuri puikiai dera prie mūsų Black Edition TI juodosios serijos karpinės įrangos. Tačiau ji išsiskiria ne tik elegantišką išvaizdą, bet ir techniniais parametrais atkreipia į save dėmesį. Ji itin patvari, o tai lemia Worm Shaft System. Tai yra sraigtinis būgnelio pakėlimo mechanizmas ir 8+1 guolis sumontuotas tinkamose vietose. Ritė turi lėtą būgnelio pakėlimą. Per 6 pilnus rankenėlės apsisukimus pasiekia viršutinį tašką, o tada gražiai ir lėtai leidžiasi atgal. Tačiau tai užtikrina tobulą valo profilį. Kita naudinga savybė – greita pagrindinė stabdžių sistema, kurią galima atidaryti arba uždaryti pusės apsisukimo judesiu. Taip atidarau, o taip beveik visiškai uždarau. Vos galiu dar pasukti ir ritės pagrindinis stabdis jau visiškai uždarytas. O taip, atidarytas. Prie mūsų ritės populiarumo labai prisideda ir tai, kad galima įsigyti 3 skirtingos valo talpos būgnelius. Mes iš karto pridedame standartinį būgnelį, kurio valo talpa 650 m 0,30 mm valo. Tai puikiai tinka žvejybai išvežant masalą arba ir metant nuo kranto. Tačiau tiems, kurie naudoja tik metimui, visiškai nereikia tiek daug valo švaistyti. Jiems visiškai pakanka seklaus būgnelio, ant kurio telpa 250 m 0,30 mm valo. Tačiau tiems, kurie šį ritės būgnelį naudos būtent žvejybai išvežant masalą. Tiems rekomenduoju Dapespole variantą, ant kurio jau galima suvynioti net 900 m 0,30 mm valo. Jei tau patiko ši ritė, jei norėtum tokią įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje, taip pat ir pas mūsų partnerius perpardavėjus gali tai padaryti.